Fusion'e įrankių biblioteka yra svarbus aspektas norint paruošti gaminį apdirbimui. Tad šis funkcionalumas leidžia išsirinkti reikiamą įrankį iš esamos bibliotekos ar susikurti savo įrankių biblioteką. Įrankių biblioteką randame Manufacturing aplinkoje prie Manage paskyros Tool Library. Tai šiame lange mes galime surasti įvairiausius įrankius bei susikurti savo įrankį, jeigu mes jo nerastume. Kairėje mes matome jau iš anksto sukurtą biblioteką, kuris skleidė mes taip pat turime didelį įrankių ir jų laikiklių pasirinkimą. Ir dešinėje pusėje mes galime išsifiltruoti savo norimą įrankį palei tam tikras kategorijas, ar tai būtų frezavimas, tekinimas, laikikliai ir kiti. Taip pat galime pasirinkti matavimo vienetus bei kitus parametrus, kur palengvins įrankio pasirinkimą. Taip pat apie tą įrankį mes turėsime visą informaciją, jo 3D modelį, visus duomenis, kurie bus aprašyti šio įrankio nustatymuose, bei taip pat galim pasirinkti ir apdirbimo medžiagą pritaikytą šiam įrankiui. Kiekviena medžiaga turi skirtingus parametrus, kuriuos rekomenduoju pasitikrinti eigoje, kad apdirbimo metu nekiltų vėliau problemų. Dar kalbant apie bibliotekas, taip pat galime susikurti ir savo nuosavas bibliotekas ir jeigu mes norime juos išsaugoti savo kompiuterio, tai pasirinkime Local katalogą. Šiame kataloge visi mūsų įrankiai bus išsaugomi kompiuterį, tad jeigu norėsit pakeisti darbo vietą, galite ir nerasti savo sukurtų įrankių. Arba rekomenduoju visus savo sukurtus įrankius išsaugos Cloud bibliotekoje ir šie įrankiai bus pririšti prie jūsų paskyros. Ir nesvarbu, prie kokio kompiuterio prisijungsit, visada rasti savo įrankius šioje vietoje. O jeigu nematot Cloud pasirinkimo, vadinasi nesate įsijungę šio sprendimo. Tačiau mes ją galime aktyvuoti. Nueikime prie savo paskyros ikonėlės, pasirinkę Preference nustatymus ir atsidarę Manufacturing skiltį. Šioje vietoje mes matom Enable Cloud Libraries. Aktyvavę šią funkciją, jūs galėsit turėti Cloud biblioteką. Tad sugrįžtam prie mūsų bibliotekų. Yra dar viena bibliotekos skiltis Document. Šioje aplikacijoje galėsim matyti visus naudojimus mūsų įrankius prie mūsų priskirto projekto. Šiuo metu turiu atsidaręs projektą Housing V2. Visi panaudoti apdirbimo įrankiai rasis šiame kataloge. Šiuo momentu pasirinkom vieną iš standartinių įrankių išsifiltruodami Face Mill operacijas. Matome, kad turim įrankį 50 mm diametro, jis yra mums tinkamas ir spaudžiam OK. Ir nuėję prie mūsų bibliotekos, mes šį įrankį matysime prie mūsų Documents. O norint susikurti savo įrankį, mes tai galim padaryti Documents Cloud ar Local bibliotekose. Tam kataloge galim susikurti įrankį. Spaudžiam New Tool ir šioje aplikacijoje mes galim pasirinkti norimą įrankio tipą, supildyti reikiamą šio įrankio informaciją. Prie geometrijos mes galim keisti jo parametrus, galime parinkti jam laikiklį. Laikiklius mes taip pat galim pasirinkti iš katalogo skilties ar juos koreguoti. Be abejo, šios parametrus galite rasti iš savo įrankio gamintojo ar susirasti papildomą informaciją internete. Galime sugeneruoti tam pačiam įrankiui kelis parametrus ir pakeisti kitus greičius ar pjovimo nustatymus. Prie postprocesorių nusirodom įrankio numeraciją ir spaudžiam OK. Ir sugeneruotas įrankis atsiranda mūsų bibliotekoje. Bei, jei norime išsitraukti kokį nors įrankį iš kito katalogo, pasirinkę įrankį, mes jį tempdami galime įsikelti į tam tikrą katalogą. O jei naudojat pagrindinių gamintojų įrankius, tai galite atsiųsti jų pilną katalogą. Apačioje rasit atsisiuntimo skiltį, kur galėsit atsisiųsti jų bibliotekas. Paspaudę, mus nuves į internetinę svetainę, kurioje rasite tikrai visų pagrindinių gamintojų įrankius, pasirenkat For Fusion ir atsisiųsit visą įrankių katalogą pas save. O įsikelti galite taipogi paprastai, išsirinkę į norimą katalogą spaudžiate dešinį mygtuką ir Import Libraries. Ir šis katalogas bus jau jūsų bibliotekoje.